Kągi, labą dieną dar kartą, dabar Skirmanto Malinausko laidą pažiūrėsiu. Kaip jisai Skirmantas Malinauskas ir teigė, jog galima naudoti kitų turinį nevaržomai kiek tik nori ir gali bet kas tą daryti. Taigi darau ekrano įrašą su garsu, kad Skirmantas Malinauskas suprastų, kaip tą paprasta yra padaryti. Ir nereikia jokių įrangų, jokių pinigų ir dar kažkart užtenka paprasto telefono išmanaus. Viskas. Turinį naudosiu ir tikrai, ta prasme, dabar dėsiu, kiek galėsiu, kad platinti ir kviečiu, netgi rekomenduoju visiems žmonėms daryti taip, kaip štai kur darau aš, kad Skirmanto Malinausko kanalas gautų kuo didesnę reklamą. Galite interpretuoti savaip, kaip tik tai norite, galite naudoti Skirmanto turinį, Skirmanto kurtą turinį, kokiais tik norite tikslais, kur norite platinti, nes tai atsakė ir YouTube'o, ir Facebook'o kanalai. Turiu tam raštiškus jų atsakymus. Ir Skirmanto Malinausko noriu, kaip ir sakiau, aš Skirmanto atsiprašysiu, jeigu paaiškės, kad jis yra teisus. Tai man tikrai užtenka, kaip čia dabar pasakyti, kiaušų tarp kojų, kad pasakyti Skirmantui Malinauskui: Skirmantai, aš tikrai atsiprašau. Klydau aš ir aš buvau neteisus. Šiuo atveju tu tikrai esi teisus. Tiek YouTube'as, tiek Facebook'as leidžia platinti bet kieno turinį, leidžia naudoti kito fizinio asmens privataus ar viešo, neturi reikšmės, atvaizdą, tiek video, tiek foto formate, balsą, garsą, be to asmens sutikimo. Praktiškai, jeigu žiūrint į jų tas reklamuojamas jų bendruomenių gairių taisyklės, tai iš esmės jie kaip ir draudžia lygtai, bet kada juos apskundi, gauni atsakymą, jog galima, nedraudžia. Tai viskas okei, Skirmantai, tu esi teisus šiuo vietoj. Tad dabar naudojam tavo turinį, kaip kad ir tu parodai, ir aš dabar tikrai rodau tą visiems savo sekėjams, draugams ir ta prasme ir kviesti. Parodykit, mano draugai, dabar kreipiuosi ir sekėjai, parodykit tą ir savo draugams. Ir kartu galime padaryti labai gerą, kaip čia pasakyti, generuojančią daugiau sekėjų Skirmanto kanalui paslaugą. Nemokama, Skirmantai, nemokama. Na, tai žiūrim turinuką jo. Tiesa yra svarbu, ta, kuri reikalinga. Tiesa. Sveiki, aš esu Skirmantas Malinauskas ir man labai džiugu sveikinti su jumis šiame YouTube kanale. Mūsų beveik 209 000. Fantastiškas skaičius. O dabar čia ir įsiterpsiu šiek tiek. Beveik 209 000. Įdomu, kiek iš jų yra feikiniai. Nes, pavyzdžiui, aš irgi sekėjas esu, Skirmantai. Ir dabar aš seku tave tam, nors seniau nesekiau, seku tave tam, kad tavo turinį naudot galėčiau. Kaip tu sakei, voksiu kiek norėsiu, ar kaip ten, nepamenu, kažkaip panašiai, bet volia, gali tu, galiu ir aš, ar ne, Skirmantai, ir gali visi tą daryti. Ačiū labai už tai, kad žiūrite, ačiū labai už tai, kad paspaudžiate patinka, prenumeruojate, paliekate savo komentarą. O ne, komentarą aš galiu palikti, bet tingiu rašyti paprasčiausiai. Aš tokį padarysiu, pakomentuosiu ir paplatinsiu tą turinį. O patiktuką, kad paspaust? Nepatinki tu man. Nepatinki, tai kodėl aš turėčiau spaust patiktuką? Laiką irgi, kad spaust. Tugi savo auditoriją turi, kaip sakai. Vienas iš jų aš esu tavo auditorijoje dabar. Laiką spaust aš nenoriu. Tavo nuomonė yra tavo nuomonė, mano nuomonė yra mano nuomonė. Aš juk nesiūlau, pavyzdžiui, susidoroti su tavim už tavo nuomonę, kaip kad jūsų nuomonės puoselėtojai ne tik kad siūlo, bet ir ragina. Galiu primesti nuotrauką, bet tiek to, jų raginimų tai daryti. Kažkaip taip, ar ne, Skirmantai?
Mums tai yra didžiulė pagalba ir aš nepavargsiu to kartoti kiekviename epizode. Na, o dabar, vėlgi, mano laikas ribotas, temų skaičius kaupėsi, jas reikia parodyti, dėl ko aš neprieštrauju. Na, bet Janutienė verkė, jinai įrašė man atsakymą ir sakė, Malinauskas pasirinko jam patogias vietas, o nutilėjo pačius svarbiausius dalykus. Tai tam, kad aš nebūčiau vėl apkaltintas štai tokiais dalykais, aš pasiemu 2 jos pačios iškarpytus trumpus YouTube video, tik tai 2 ir video buvo padaryti, jinai pati tai išsirinko kaip svarbiausias vietas ir tai trumpai atsakysiu. Mūsų tikslas buvo įspėti visus šitos žmonės, dėl kurių mums kyla abejonių. Nevokite už Ukrainos. Čia bus labai gera pamokėlė, kas yra manipulacija ir tie patys Kremliaus troliai. O, Skirmantai, čia tikrai bus gera pamokėlė, kas yra manipulacija. Kada paviešina Janutienė dokumentus apie tai, jog vis dėlto yra paskola, tai nėra įmonės reikmėm panaudoti pinigai, tai yra įmonės suteikta jos direktoriui, jo pačio suteikta paskola. Iš tų pinigų, kurie skirti buvo žmonių suaukoti, buvo Ukrainai, paramai ukrainiečiams. Tai Šarūnas pasiskolino kaip įmonės vadovas juos pats savo. Tai Šarūno asmeniniai poreikiai yra įmonės reikmės, kažkaip, šitoje vietoje man kyla klausimėlis. Todėl aš ir, galėtum plačiau, bet plačiau tau nesigauna, kiek matau, ne šioj temai. Tai vis dėlto šioje vietoje aš palaikyčiau Janutienės nuomonę ir Janutienės, sakykime, skleidžiama informacija apie tai, jog neturėjo teisės Šarūnas Jasiukevičius skolintis savo ukrainiečių paramai skirtų pinigų, kurios aukojo žmonės, skolintis savo neterminuotam ir laikui ir be procentų. Tai iš esmės, mano nuomonė, tai yra nepadoru. O galbūt teisėsauga galėtų išsakyti savo nuomonę, nes aš tai galbūt sakyčiau yra jau ir finansiniai nusikaltimai. Bet aš nesu tikras, nesu teisininkas. Štai kodėl VŠI, ta prasme, juk ne pelno siekianti organizacija, ar VŠI yra pelno siekianti organizacija? Skirmantai, galėtum atsakyti šitą klausimą. Iš tikrųjų, patikslink, tugi visieną esi profesionalas ir tau gaunasi šitus dalykus atsakyti. Tai patikslink, ar VŠI yra pelno siekianti organizacija. Jei tai pelno siekianti organizacija, tokiu atveju jinai vykdo kažkokią veiklą, kad gauti pelną, ar ne? Ir privati, kaip ir sakykim, bet jau tada gaunasi uabas, ar ne? O VŠI tai nesigauna taip, kad pelno siekianti. Tai vadinasi, VŠI negaudama pelno, o tik tai disponuodama žmonių surinktomis aukomis, kurios skiriamos tam tikrai paramai, juk nebuvo niekur Šarūno Jasiukevičiaus VŠI skelbiama, kad žmonės aukokite pinigus, nes Šarūnas Jasiukevičius nori labai gerai gyventi, ar ne? Arba jam trūksta pinigų. Nebuvo šitos informacijos skelbiama. Buvo skelbiama, kad aukokit paramai Ukrainai, ukrainiečiams. Tai kaip čia dabar ta parama ukrainiečiams patampa paskola beprocentinė Jasiukevičiui? Gal Jasiukevičius ir man tada išduotų tokią beprocentinę paskolą? Man irgi dabar, žinai, reikia. Kaip ten sako. Tai Malinauskai būtų faina, jeigu galėtum plačiau šią temą. Kuo skiriasi UAB nuo VŠI? Ir ar VŠI, kaip teigiate, Šarūno Jasiukevičiaus VŠI vykdanti komercinę veiklą, užsiemanti komercinę veiklą, ar gali teisėtai užsimti komercinę veiklą VŠI vykdyti komercinę veiklą? Tai, aš nežinau realiai, bet dėl to klausimas man kyla. Tai Malinauskai, aš kaip pilietis turiu teisę klausti, o tu kaip profesionalus žurnalistas, manau, sugebėsi tai, ar blogeris, kaip tu čia sakai, gal gereris, aš nežinau, bet gereris nuo žodžio gerti, o blogeris nuo žodžio blogas. Nežinau, tu pasirinkčiau maždaug, ko tu norėtum būti, ar blogeriu, ar gereriu. Nes tiesa juk yra svarbi, ar ne taip teigi Malinauskai. Daugiau galbūt nedarysiu pradžiai, kad suprastum, kur gali atsidurti tavo video ir kokiose interpretacijose, ką tu pats beje ir įrodėjai. Voilà.
ir kitiems žmonėms aš savo nuomonę dabar išsakau. Man čia nėra apie ką žiūrėti šitoj laidoj, tai aš kaip ir nelabai siūlyčiau žiūrėti šią laidą Malinauskui ir praktiškai galite spausti next arba iš viso geriausia neužeiti, nes užėjimas ir pražiūrėjimas automatiškai kelia reitingus. Kas yra apgaulinga? Nes apgaulingi reitingai, kaip ir tie apgaulingi sekėjų skaičiai, ar ne? Iš esmės niekas juk nežino, kiek iš jų Malinausko yra nupirkta galimai, o kiek iš jų yra tikri. Štai pavyzdžiui, pas mane Facebooko puslapyje sekėjai atsiranda patys. Nes aš nesu orientuotas į ir nėra pas mane tikslo gauti iš to puslapio pelną, ar kažkokį tai šou daryti, ar dar kažką. Tai yra žmonės atsiranda tie, kuriems patinka mano nuomonė, mano klausimai keliami ir tai yra mūsų, kaip ir sakykim, tokia uždara bendruomenė. Jinai nėra piarinama, nėra reklamuojama skirtingai nuo Malinausko kanalo YouTube'o, nes ir tikslai yra skirtingi. Mano kanalas, ne kanalas, o mano puslapis, kuriame aš išsisakau savo nuomonę ir savo draugams ir gerbėjams, taip sakykim, sekėjams, nėra su tikslu gauti pelno. Arba sukurti didžiulį instrumentą, kurio tikslas būtų manipuliuoti visuomenę ir formuoti visuomenės nuomonę, kryptį ar dar kažką tai. Malinausko tikslas visai kitoks. Malinausko tikslas būtent ir yra, kad sukurti įvaizdį, jog čia visi labai daug yra sekėjų ir jie vis auga ir ta prasme ir Malinauskas iš to kanalo uždirba pinigus, tai yra jo pragyvenimo šaltinis, kaip jisai sako. Čia blogerio veikla, kad turėtų iš ko užsiimti gėreriu. Taip gal kažkaip. Ne, Malinauskai, nieko prieš tave asmeniškai. Bet jau, kad tu pirmas pradėjai daryti šitas nesąmonės, tai tęskim tą maskį šou. Gal daisim iki 95 kvartalo lygio, ar ne? Nes kai kuriems mūsų politikams jau pavyko daeiti iki 95 kvartalo lygio. Beje, Malinauskai, organizatoriai prašė tavęs paklausti, gal irgi pasisakytum apie tai. Ar čia reikėtų asmeniškai kažkaip tai pas tave privažiuoti jiems, ar kaip, kodėl tu nenori užsiregistruoti kelioniai į Ukrainos frontą, ginti Lietuvos laisvę Ukrainos fronte? Ar kas yra? Ten dar žiūrėk, kiek kontento pasidarytum. Vienoje rankoje automatas atsišaudyt ir žudyt rusams, o kitoje rankoje telefonas, kad galėtum blogeriu būti toliau. Ir žiūrėk, kiek kontento. Tiesiai iš mūšio lauko. Online transliacija. Įdomu būtų, ar ne? Malinauskai, negalvoja apie tokį repertuarą? Tai tiek pradžiai. Gerai, Malinauskai, sėkmės tau.